Saulėtą rugsėjo 28-ąją prie Žiburio kalnelio Kūno kultūros ir sporto centro irklavimo bazėje vyko atviras Prienų rajono jaunimo irklavimo čempionatas. Dalyviai sugužėjo iš įvairių Lietuvos miestų. Irkluotojai rungtyniavo 1 km distancijoje plaukdami prieš srovę. Ar pirmą kartą vyksta irklavimo čempionatas Prienuose? Taip, šitas čempionatas vyksta pirmą kartą, nes mes planavom ilgai. Prieš 3 metus jau galvom surengsim, bet vis kažkaip nepavykdavo. Bet šį kartą jau taip išdrįsom ir kaip matom, kažkas tai vyksta ir tobulėti yra kur nors dar mes gal tobulysim ir norim padaryti, kad jisai būtų tradicinis kiekvieni metai, nes įsteigta Mero taurė komandai daugiausiai dalyvaujančiai, tai manom, kad irklavimas gyvos dar. Iš kur atvyko dalyviai? Dalyviai atvyko iš Kauno irklavimo mokyklos, Kauno irklavimo klubo favoritas, iš Kauno rajono irklavimo mokyklos ir Prienų bei Birštono. Kokio ilgio distanciją turėjo įveikti dalyviai? Distanciją visi įveikia kas minutę 1 kilometrą prieš srovę, tai maždaug gaunasi kaip 1,5 kilometro normalią distanciją. Taip skaitome. O kaip vertinate visų dalyvių pasiruošimą? Dalyviai čia suvažiavo net patys geriausi, Lietuvos rinktinės nariai keli ten yra, bet daugiausia pradedantieji yra lygis yra skirtingas ir kaip matot, jeigu patyrę irkluotojai matosi eina tiesiai į finišą, tai pradedantieji kraiposi po visą Nemuną. Tai lygis palyginti geras, jeigu mes vakar buvom Kaune varžybose, oras aišku ten nelabai koks buvo, bet čia kažkaip gražiau viskas yra, mano akimis. Jums kaip treneriui ar sunku paruošti jaunimą čempionatui? Aplamai mūsų sporto šaka nėra lengva, nes reikia ir inventorius, kuris kainuoja nemažus pinigus. Jeigu vienvietė kainuoja normali vienvietė, kuri varžybinė kainuoja apie 10 000 eurų, tai mes turim tokią tik tai kinietišką, bet inventoriumi, bet jaunimas dabar kažkaip labai sunkiai, vangiai vaikšto į treniruotės, nes sporto šaka nėra lengva, ne iš lengvųjų. Reikia per sezoną nurkloti 3-4 tūkstančius kilometrų, tai lieka iš vienetą, iš kokie 25, 1-2 kitiem metam. Jūsų žodis visiems irkluotojams šiandien? Kad visi baigtų distanciją, kad neišvirstų, kad nebūtų traumų, o tobulėti yra kur. Kaip vertinate šį irklavimo čempionatą? Pirmiausia, nuostabu, kad jis išvis vyksta, nes panašaus renginių Prienuose neatsimenu, gal tik tarybiniais laikais buvo ir tai negarantuoja, nes buvo bazė, daugiau buvo skiriama lėšų, daugiau čia visokių judesių vyko su to irklavimu. Tai džiugu, kad atsirado trenerių kolektyvas, kurie imasi atsakomybės ir praveda tokį čempionatą. O ar populiarus irklavimo sportas Prienuose? Aš manau, populiarus todėl, kad jūs turit, reiškia, olimpinį čempioną. Rolandas Maščinskas, tai yra pirmos pasaulyje jaunių olimpiados nuo 14 iki 18 metų čempionas. Tai buvo prieš 4 metus Singapūre. Vienvietėje jisai laimėjo, tokiu gražiu stiliu, gražioje kovoje laimėjo. Tai Prienai turėtų tuo baisiausiai didžiuotis, reiškia džiaugtis, kad net ir tokiuose sąlygose pas juos užaugo, reiškia, toks žinomas žmogus pasaulyje. Tuo labiau, kad jis toliau, reiškia, ir Europos čempionas, pasaulio vicečempionas. Tai atsakiau, populiaru, jeigu čempionai yra. O kuo naudingas irklavimo sportas žmogui? Va čia jau labai svarbus klausimas. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį, kokioje aplinkoje vyksta. Pušynai, vanduo, tai yra sveikatai labai, reiškia, tinkamos sąlygos. Gamtoje vaikam, reiškia, jokių dulkių, deguonies pakankamai gali prisikvėpuoti. Tai pirma, estetinis. Toliau, reiškia, sveikatos prasme dar svarbu, kad dirba aktyviai didžiosios raumenų grupės. O tai, reiškia, gydo vaikus, jūs žinot, kad daugiausiai žmonių ir serga ir miršta nuo širdies kraujagyslių sutrikimų. Tai šitas užsiėmimas, irklavimas, studentų sukurtas sportas, anksčiau ir vadinamas buvo akademinis irklavimas, yra ypatingai sveikas jauniems žmonėms, kurie skundžiasi stuburo, akių, širdies kraujagyslių sistemų sutrikimais. Tai čia nuostabus užsiėmimas. O ar pats irkluojate? Aš ir dabar dar pairkluoju, aišku, jau šiais metais man suėjo 60 metų, tai
Bet aš dar dalyvauju ir krepšinėje, todėl dalinuosi, reiškia, veteranų sporte dalyvauju dviejose sporto šakose, ir irklavime, ir krepšinėje. O ar vyks dar kokiu nors irklavimo čempionatų Prienuose? Ateinantį savaitgalį vyks tradicinį mokytojų dienos vikingų regata. Moksleivių tai regata, aišku, dalyvauja ir mokytojai. Jau regata bus 6. kartą. Graži regata, graži tradicija. Aišku, reikia, kad truputį ir švietimo skyrius, ir administracija savivaldybės atkreipdėmėsi, kad tokiuose sąlygose, tai kiek gali žmonės čia kankintis. Reikia jau biškį įrengti. Tiltelis, o dabar matot, reiškia, prie vieno tiltelio tiek vaikų privažiavo, tiltelis čia net ne vienas, o čia tik tai pusė tiltelio. Tai būtų gražu, kad ir administracija atkreiptų dėmesį, kad reikalingas vaikam jaunimo įsiėmimas vyksta, reiškia, gražia kryptim ir turi kolektyvą, kvalifikuotų specialistų, trenerių, bet materialinė bazė turi būti iš esmės pagerinta, nes gėda, kada tu nuvažiuoji į Olandiją, į Italiją, į Suomiją ir matai, kokios sąlygos. Emiratuose buvau pernai nuvažiavęs pažiūrėti, kokiose sąlygose treniruojasi sportininkai, kurie neparodo rezultatų. Arba netokius rezultatus parodo kaip Lietuvos irkluotojai. Šiais metais greičiausiai vienviečių valčių rungtyje buvo kauniečiai Tomas Rakauskas ir Edvina Nešukaitytė. Dviviečių valčių rungtyje sparčiausiai atplaukė kauniečiai Giedrius Bieliauskas su Žygimantu Dzeiniumi ir Jovita Lukšaitė su Marija Medelskaitė, o keturviečių valčių rungtyje nugalėjo Lukas Kairys, Justinas Bakutis, Mantas Kapočius, Deividas Jasilionis ir merginos Gabrielė Jodžiukinaitė, Skaja Rinkevičiūtė, Agneta Jakaitė ir Miglė Venskutė. Nors Prienai garsėja irkluotojų Rolandu Maščinsku ir kitais irkluotojais, puikiomis gamtinėmis sąlygomis, bet dėja Prienų irklavimo bazės būklė apgailėtina.